Dabar aš prašau, nefilmuoti, tu vis tiek filmuoji. Tai ką dabar filmuoji? Yra vieša vieta. Aš dabar atvažiuosiu pas tave namo, arba kaip į pradėsiu. Iškviesiu policiją, jeigu pas mane namo. Arba prie tavo mamą ateisiu. Čia ne jūsų namai, čia yra vieša gatvė, vieša vieta. Jūs galvojat, kad visi vogia, čia ne visi vogia, visi beveik moka daug. Kiek moka, o kiek nemoka? Nu aš ką žinau. Jūs neturit niekokį pagarbą mūsų tautiečiai. Aš ką gerbu? Narkotikais visą miestą. Nu gerai, tai narkotiką turi visi Lietuvoje. Po tonų yra vont tenai. Tonų vežia. Šią dieną yra 6 namai nustatyti, kurie yra nelegaliai pastatyti. 4 jau, kaip ir teismo sprendimas yra priimtas. 2 dar laukia dar teismas. A tai kodėl tie teismo sprendimai neįvykti? Tai va dabar tas įvykdymas yra toksai, kad dėl to reikalingos lėšos, tai savivaldybė sprendžia, tai matyti vis tiek sprendimas bus priimtas ir jeigu teismo sprendimai jau yra, tai jau bus vis tiek reaguojama. Labas. Labas. Kiek kainuoja tavo aparatas? Reikia mokėti už ekskursiją tą patį. Nu nefilmuok tu taip, na? Sakai filmuoti. Nu nefilmuok. Ne, nėra, aš ką tik atėjau. Va, ką tik aš mišką. Einu jau namo. Dabar labai retai, kada būtų suvoktais daiktais, tai dažniausiai su pinigais šitaip. Ir buvo dar jau suvoktis. Ne, sakau, kad su daiktais jau nevažiuoju. Su grynais pinigais, nes nebėra. Daiktą atnešė pridavė, automatiškai kažkas pagauna policiją, paskui sako, kur pridavė? Na, čigonų taborė, tai yra pagrindas kratą daryti automatiškai, jeigu nurodo, čia šitam name pardaug, tarkim, magnetofoną ar kažką. Tai čigonai irgi išmoko to dalyko, vengia imtų voktus daiktus, nes automatiškai policija gauna pagrindą. Dar buvo, dar su voktais daiktais, dar mes šiandien dar juos pagaudom dabar, tai jau paskutiniu metu iš tikrųjų, kad čia tokių dalykų nebėra. Reklama? Užvakar atvažiavo, atjungė tiems, kurie nemoka, tie, kurie buvo prisijunginėję, nes buvo iš viso šiais metais surašyti 26 protokolų už neteisėtą pasijungimą. Per ketvirtį Lesta paskaičiavo iki 200 000 kWh buvo pavogta per ketvirtį taboro. Kas tuos pinigus turi sumokėti? Nu, turbūt mes, mokesčių mokėtojai. Šiaip iš principo buvo visiems pasakyta Romams, kad jie privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Tai yra mūsų tikslas. Kad jie pradėtų laikytis įstatymų. Kai pradės laikytis įstatymų, tada visai kita kokia kalba bus ir su jais, aš manau. Ar realu? Mažai realu, bet tai turėtų tai būti. Nes mes gyvenam Lietuvoje ir tai yra приvalу visiems. Здесь наша страна, куда вашего духа. Они откупили нас, приходит как там, знаешь. У вас в городе там... Иди отсюда, быстро! Иди быстро сюда, иди в жопу поцелуй здесь.
смотрите, как люди живут. Дайте какие дома нам. Уже надоело нам в этом таборе жить, пускай дают нам дома. Мы с милой охотой отсюда уйдем. Милая охота, мы не хотим сами здесь жить. Нам этот табор уже надоел. Лишь а мне здесь надоел. Мне хоть сегодня дайте дом за какой деревне, я себе уеду. Я не хочу здесь жить. И много кто не хочет здесь жить. Дали бы какие дома нам в городе, дали бы в этом молодежи какие работы. И работали бы как люди. Другой совсем другие дети были бы. А то они, от чего здесь учиться в этом таборе? От чего здесь не от кого учиться? Вы подумайте сами, а потом они, цыгане, там все бросают на табор. Что в таборе делается? А в городе ничего не делается, только в таборе все делается. Ну так надо что-то делать, принять какие-то меры. Это не от нас приклался, а кому здесь обратиться? К Богу, что ли? А я хочу уехать с табора. Зачем мне этот табор? Я хочу жить, как нормальные люди живут. Почему они не дают и свет отключили, воду отключили? Да как нам их обмыть? Как нам жить тут? Что нам делать? Снимаете вы все, не надо снимать.